Naisių vasaros radijas. Vasara jūsų sieloms. Kai aš dirbau zootechniko, tai ko tik nebuvo. Tie gyvuliai ir kasdavo, ir spardydavosi. O filmui reikia ramaus gyvulio, kad būtų su ugnele akyse ir noro filmuotis. Tai žodžiu, važiuojame pačią tikriausią karvių atranką kino filmui, taip? O kaip kitaip? O jeigu tam gyvuliui kas nors užeis, dar ką nors sužeis, ir fiziniai duomenys labai svarbu, kad būtų slūgis patrauklus. Na taip, fiziniai duomenys šiais laikais kine yra svarbiausia. Aš taip nepasakyčiau. Vidinis grožis irgi labai svarbu. Pavyzdžiui, pažiūri į vieną karvę, jinai tik tai žiaumoja. O į kitą pažiūri, jinai žiaumodama mąsto apie gyvenimą, kokia prasmė, esmė, viską. Na, supranti? Va, ta vazelė, kur dovanų gavau kurtuvėm. Milda, vaikeli, kasgi tau atsitiko, kur tu vėl įsivėliai, Juk geros širdies esi, myli mane, va, kokius namus nupirkai. Kaip didžiausi, kad jie man dovana už viską, už tai, kad tave visada su meile sutikdavo, su skausmu išlydėdavo, kad Jurga vaikystį užaugino. Va, Jurgutė, kokia, kaip greit užaugo. Vienintelis man brangus žmogus liko. Pas ją eit gyvent. Ką aš ten dabar jauniems ant sprando užsisėsiu. Jau savas gyvenimas, man savas. Reikės pačiai galvot. Tik pačiai. Kad negaliu padėti, tai nors netrukdyti reikia. Gal ant savo žemelės kokią bakužę surėsiu. Juk liks dar keli tūkstančiai nuo namo. Ir svaiciekoma, kaip gražiai būtų gyvenam. Tokia vaiciekos lyg atlaikym. Ant kojų žmogus atsistojo šiuose namuose. Atsistojo ir išėjo. Va, kaip gyvenime atsitinka. Už viską. Ateina mokėjimo diena už viską. Va, matai, kiek karvių? Galim ilgai užtrukti. Aš tau, kaip režisierius ir zootechnikas, galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, va šita, tai tikrai netiks. Gal. Va, žiūrėk, o šita kaip ir nieko būtų, bet nusisuka ir nuo kameros nusisuks irgi negerai. Galim prieiti arčiau, jeigu nori. Tai, kad gal čia jų labai daug kažkaip. Ir aš jų ragų bijau jų. O, kokia. Komunikabili, va, matosi. Ir draugiška. Šitą tai tikrai reiks paimti. Koks šitas numeriukas? 058 32 704. Va, jau kaip ir aktorę turim vieną. Tik žiūrėsim, kokių dar čia žmonių rasim filmuotis.
Oi, Algimantai, žiūrėk, ar tik ne mūsų mirtina ligonė? Tikrai jie. Ale tu žiūrėk tu man. Dejavo. O dabar žiūrėk, kaip pagal muziką gražiai vaikšto, ne? Oi, man atrodo, kad čia maža gudrybė tie skausmai. Nu, nepanašu į Oną. Kažkaip nepratusi jinai gudrauti. Bet va tas brolis kaip mane stebino. Taip raukėsi, nenorėjo, kad Ona važiuotų, dabar žiūrėk. Ką tu pasakysi? O man atrodo, kad Onai bus viskas gerai. Einam. Nu, tai ką, įsileidai tos studentus manęs net nepasiklausus, jo? Net nereikia mano nuomonės. Aha. Kunigėlis paprašė. Tai klausyk, gal tu jau greit pradėsi labdarą dalinti, ką? Nu, Gediminai, kuo tu pyksti, Taigi čia džiaugtis reikia. Jie iš tikrųjų, kaip Dievo dovana, iš dangaus nusileido. Iš dangaus atplasnojo turbūt, ne? Ar šiaip kažkur? Klausyk, Gediminai, kaviniai man tenka vienai suktis. Birutėgi nedirba. Aš turiu vieną ir indus plaut, ir klientus aptarnaut, ir užsakymus priiminėti. Tugi suprask. Nu taip, tai kad tu tik nepersidirbtum, gražuolė tu mano Zamorskaja. Čia dabar kas? Taip. Labą dieną, Robertai, klausom. Taip. Ne, pone Robertai. Ne, taigi aš suprantu, taigi tos laiko juostos, kaip sakosi. Aš dar nemiegojau, tikrai nemiegojau. Tai labai gerai, Gediminai, kad nemiegi. Žemės, apie kurias kalbėjom, jau turbūt visos supirktos, kaip ir tarėmės. Nu, taip. Aha, taip. Pats supranti, šituos klipus, kur aplink kaimą, reikėjo pirmiausia supirkti. Ir kuo skubiau, kol gandai nepasklido, kol neišniukštinėjo, paskui, žinai, gali kainą sukelti. Atsirasti spekuliantų, perpardavinėtojų ir taip toliau. Na tai aš suprantu, pana Robertai, suprantu. Aha. Tai gerai, kad supranti. Dėl to į tave ir kreipėmės. Tikrai, jau viskas sutvarkyta, jokių kabliukų neliko, ne? Ne, tai porą, žinot, čia, tokių smulkmenėlių, menkinėkių tokių liko, kaip sakosi, bet tai čia smulkmenas. Aš įdėmiai klausau, Gediminai. Alio? Tai sakau, tai viską sutvarkysim, tik tai gal laiko reikia. Na, aš vis tiek artimiausių metų pas jūs atskrysiu. Pažiūrėsiu vietoje, kaip viskas atrodo. Atskrisit į Naisius? Projektas per daug didelis ir brangus, kad visko asmeniškai netikrinčiau. Viskas turi būti idealu ir pagal planą, o projektas nė nepajudėtų, jei nebūtume įsigiję visus klipų Naisių vakaruose. Oi, nežymu. Labas vakaras. Tai matai, negerai užsisėdėjimas, sustingimas, reikia žmogui lengvos mankštos, būtinai reikia. Va, pasisukiojau kaviniai ir visą nugarą atleido. Ačiū tau, kad toks džentelmenas pabuvai. Oi, man tai įsiskaudo kaip tik. Ui. Taip. Sugrįžo ir gana triukšmingai. Abu geros nuotaikos ir skausmai nebekamuoja. Einu pakviesiu jos arbatos. Nereikia nieko kviesti. Kodėl nereikia? Taigi kartu atvažiavom, vieną kompaniją. O aš sakau, nereikia. Tegul pabūna vieni. Dar arbatos?
Tai ar labai nuvargino vakarykščiai netikėti darbai? Ne, mes studentai prie visokių darbų pripratę. Viskas labai gerai, susipažinom su nauja aplinka, naujai žmonėm. Tai gerai, va, čia žiniuonis, paliksiu aš jūs. Tyrinėkit, nagrinėkit, aiškinkitės, manęs tarnyba laukia. Likau vienas, be onutės reikia sparčiau suktis. Jeigu priseitų, tai aš arba klebonijoje, arba bažnyčioje susirasit. Tai einam, žvilgtelsim. Oi, nu ko jie taip ilgai gaišta, nesuprantu. Visas geriausias vietas kopose užgaus. Ona romantiškam pusdieniui ruošiasi. Vadau, užmėgs kurortinį romaną, o kuo jis baigsis, nežinia. Kad tik pernelyg neįsijaustų, pažįstų savo brolį. Dėl jo nesirūpink. Žiūrėk, kad klebonui nereiktų naujos gaspadinės ieškot. Nu, ar susiruošėte? Mano susirišimas greitas. Ona čia prieš veidrodžius taipėsi. Klausinėjo, kas pasaulyje gražiausia. Nu. Gerai, tyliu. Paslapčių neišduodu. Tai kaip šokiai vakar? Oi, taigi mes nešokėjom, o valgyti, bet pataikėm į kavinę, kur šokama. O ten tokia muzika. Nu, tokio jaunystės ilgesių padvilkė, kad nesusilaikėm. O šiaip man nugarą sveika pramankštinti. Ko pas nesugalvosi, dievulis pasiūlys. Nu, ką tau dar dievulis pasiūlys, nepasidalinsi? Algimantai, baig. O ką, aš nieko, gal jie į Birutės kalną kops, ar eis į Gintaro muziejų parką gulbių lesinti, viešpaties keliai nežinomi. Taip, viešpaties keliai nežinomi. Ir dar neaišku, ką dievulis šiandien kur vedžios. Vakar tai labai gražiai jūs vedžiojo pajūriu. Mudu su Vaclavu gailėjomės, kad fotoaparato neturim, būtų buvę nuostabūs kadrai. Dievo keliai man nežinomi, bet mane tai šaukia jūra. Na tai gražus akmenėlis, ar ne? Taip, gražus, nemažas. Bet tai kaip čia atsitiko, kad bene 200 metų jo čia niekas sienoje nepastebėjo? Ne, tai daug kas įmatė ir daug kas pastebėjo. Tik tai tiesiog nesuprato, kad jis toks svarbus. Aš tai manau, kad žmonės menkai išmano istoriją. Va, mato akmenį sienoj su duobute ir nežino, kad jis yra religinis paveldas. Įmūrė į sieną ir viskas. Įdomu, iš kur, kažin, jį galiu čia atvežti? Aš tai manau, kad akmuo specialiai čia šitą akmenį duobute į šventvietės pusę įdėjo. Čia jau visai keista prielaida. Kai statė šitą pastatą, katalikybė jau seniausiai buvo įvesta, o senieji statybininkai tikrai negalėjo rasti senose šventvietės, kurios tikriausiai jau ir tada nebuvo. Na, nesakyk taip, nesakyk. Jeigu jie būtų šitą akmenį laikę tik tai statybinę medžiagą, tai būtų akmenį įmūrėję duobute į vidinę sienos pusę. O kodėl jis įmūrytas priešingai, ką? Ne, žinok, man rodos, kad žmonės tada dar prisiminė senąjį tikėjimą ir mums savo ženklus paliko. Nieko mes nerasim čia spėliodami. Kas ženklas, kas ne, čia išsamių tyrimų reikia. Oi, vaikai, aš be jokių išsamių tyrimų šitą akmenį suradau, tai be tų tyrimų padėsiu jums ir šventvietę surasti. Eisti jo, haidai. Oi, žiūrėk, kaklų savo nepersipjauk. Oi, nebaubų reikalas čia. O, ko tu čia nervinės nuo pat ryto? Kas yra šiandien? Nervinuos. Kad jis su ta Anelė, žinai. Atrodo, jau viskas sutvarkyta. Ne, tai dokumentų neranda. Tai negali pasirašyti. Tai jį nori pasitarti. Tai dar kažką. Tada eina jie. Žinai, nekvaila ta mūsų Anelė. Nekvaila ta mūsų Anelė. O tu dabar kaip elgiesi? O tai ką aš blog darau? Klausyk, pas mane turi atvažiuoti labai aukštas valdininkas, žmogus aukštas, supranti? Su lėktuvu gal net atvažiuoti. Taip, kad aš labai prašyčiau, kad tavo studentai dingtų iš čia jau šiandien. Aišku? Nu, man jie netrukdo. O man jie trukdo. Supratai? Man jie padeda. Padeda. Nu. Kaip jie tau padeda? Kaviniai? Aš nenoriu, kad mūsų kabinė atrodytų ir iš vis mūsų namai atrodytų, jeigu jis atskris. Kaip kažkokie tai, atsiprašant, jaunimo prieglaudos namai. Supratai? Viskas. Aš eisiu į pajūrį. Pasivaikščiosiu, pabraidysiu. Gal eisit kartu? Jo, dėkui. Kaip čia dabar eisi, dar jei ką aš nenorėjau. Vėliau gal. O aš noriu kremu išsitepti, mano labai jautri oda. O Vasiu tai net neklausiu, jis miega.
Gerai, tada aš eisiu viena. Minutę luktertum eitume kartu? Oi, kad ne. Aš jau nebegaliu čia būti, man karšta. Einu kokio limonado nusipirksiu, atsigersiu. O jums parnešt ką nors atsigert ar ledų? Ne, ačiū. Mes patys vėliau nusipirksim. Tai kaip norit. Aš einu. Kad tik jai kas neatsitiktų. Nei telefono neturi, jeigu reikėtų paskambinti. Nu, čia dabar. Ko čia jį gali atsitikti? Vidury baltos dienos. Suaugusi moteris. O mane kažkokia keista nuojauta apėmė. Giedriau! 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 Alio! O, trapužiokas. Vat kai nereikia, tai svaidos patarimais apie mergas, o vat kai reikia, nesižiburių nerasi. Giedriau! Teks panaudoti savo žinias apie mergas. Ei, Karpuša, ei! Aš čia, Karpu. Pragėriau brolio Vaido žemę. Pragėriau, kaip ir visą savo gyvenimą. Ir niekaip nusibaigt negaliu. Bet nusibaigs. Net atsisveikint Karpušą nespėsim. Aš tai ir Naisių kultūros projektų kuratorė Jurga. Labas rytas, atsiprašau, jei vėluoju. Nieko. Gražiai atrodai šiandien. Ai, Gardieutis šiandien kultūros namuose rengė pirmą kartą aktorių atranką savo filmui, tai pasičiusti jau. Aha. Šiandien? Jo. Na, tikrai. Beje, susipažinkit. Naujai Naisių tyrinėtojai. Aš Agnė. Labai malonu. Man irgi labai malonu. O vardas? Justinas. Aš Jurga. Tai vadinasi, esat archeologai? Taip. Tai labai giliai kapstysitės Naisiuose. Ne kiek giliai, kiek plačiai. Tai einam aprodysiu Naisius ir jų apylinkės. Beje, žolynų prieverstės, saulės ir ugnies aikštės formuojamos taip, kad net matosi iš kosmoso. Bet gal jūs Google matėt? Puikus šiandien oras ekskursijai. Tokių orų Naisiuose neįmanoma neįsimylėti. Va, jums jauniems tai tik įsimylėti. Bet pagaliau tai ir gerai. Taip ir turi būti. Taip. Justi. Ką? Užsižiopsoji ar ką? Fotiką paėmei. Palauk, taigi atsiliekam, ha? Ime visų pirma aprodysiu Saulės aikštę. Paskui nueisime į Ugnies aikštę. Karpuška, kur eini, Algimanto nėra namie. Tai aš ne pas Algimantą. Aš filmą atnešiau, kur pažadėjau. Čeplino aukso karštinė. Visai užmiršus buvau. Ačiū, aš būtinai pažiūrėsiu. Gal pyragėlio nori? Ne, dėkui, aš gal eisiu. Rūta, o tu kada ketini žiūrėti tą filmą? Na, nežinau, o tu kažkam esi pažadėjęs šitą filmą? Ne, viskas gerai, aš norėjau tau pasiūlyti pažiūrėti kartu tą filmą. Dabar? Ne dabar, galim ir kitą kartą, o gal ir dabar. Na, man regis, tu sakei, kad esi matęs jau ne kartą tą filmą. Nu jo, bet į klasiką, kaip į gražią moterį, gali žiūrėti dar ir dar. Oho, Karpuška, kokia iškalba. Na, gal mintis ir nebloga, galim pažiūrėti ir dabar. Tai aš tada bėgsiu, paimsiu kompiuterį, ar gerai? Gal ir ne viską imsiu, kiek man čia reikia. Kitą gal atiduosiu kitiems.
Nu, niekas savo. Žmogus į kiemą, kaip sakosi, nei krust, nei pirsti. O koks man skirtumas, kas įeina ir kas išeina? Nu, Johaidai, klausyk, baigėm mes tą žemės tvarkymo reikalą. Kas negerai dar, a? O koks skirtumas, kas gerai ir kas negerai? Nu, Johaidai, nu, aš suprantu, nu, tu tikrini ten tas žemės, ribas, visą kitą, bet aš tai galiu, kaip sakant, ar metras ten, ar metras atgal, nesvarbu, aš ne koks nors smulkmeniškas. Dokumentai paruošti, pasirašom ir viskas. Neparduosiu aš savo žemės. Nu, Johaidai, nu ką tu man dabar čia šneki, tai yra žodinis susitarimas ar nėra? Viskas paruošta, dokumentai paruošti, tai kame dar reikalas, ar tu girdi mane? Nieko mes nesutarėm. Sutarėm, tu girdi ar negirdi? Žemė yra vienintelis mano turtas, mano protėvių, mano senelių žemė. Va, nu kas tas namas, naujas namas, lengvai gavau, lengvai ir atiduosiu, o žemė negaliu atiduoti. Nu, aš tau tai pasakysiu. Notaras laukia. Žmogus laukia, dokumentai paruošti. Tai kas čia dabar yra? Tu girdi mane ar negirdi? O tu negazdink ir neprašyk. Neparduosiu aš žemės. Aišku tau. Viskas. Tu, molinis balandį, tu. Dūda.